Kas nutiko, sakyk, buvai lyg ir pasiruošę, nusiteikęs, perdegiai? Ne, neperdegu, paprasčiausiai vieną kartą čia duodamas šansas, kaip sakant. Tenais vieną kartą nepataikai, kamuolis ten šokinėja, ten antrą kartą jau per kamuolį reikėjo mest. Ir kažkaip biškai nepasisekė, galima taip pasakyti. Šiaip tai galiu pasakyti, kad normaliai. Sakai, kad čia svarbu ne greitis, o tikslumas. Būtent tą tikslumą ir pritruko šiandien? Sėkmė pritruko, aš galiu pasakyti, nes pakankamai greitai bėgau ir bandžiau ir greičiau perdavimą padaryti, bet kažkaip nepasisekė. Ir kas buvo sunkiau, įmesti krepšį? Ne, tos momentus, kai antrą kartą jau pastatą padaryti. Kažkaip aš galvoju, tą patį skėlį reikėjo kažkaip geresnį padaryti, aš taip galvoju, nežinau, nes tokia buvo biškai. Kaip pačiam patiko, dalyvautum antrą kartą? Nu, nežinau, žinok, toks labai trumpas malonumas, galima pasakyti. Šiaip, nežinau, geriau būtų tritaško konkursai dalyvauti, būtų įdomiau, negu toks konkursas. Nors patiko, labai, kaip pasakyti, malonu, kad vyksta tokie konkursai. Bet kaip suprantu, rezultatas moteriams sekasi geriau? Tai pagal laiką, tai jau, kuo ilgiau, to geriau. Sakyk, čia kalbėjai apie konsultaciją su Nešu, nepadėjo, gal reikėjo rimtesnių žmonių ieškoti? Ne, rimtesnių aš manau nėra, nes Nešas yra, Isikevičius yra Europoje, o Nešas NBA, mano favoritai.